Kaip išlaikyti dvasingumą kasdienime gyvenime, kai esame apsupti pasaulietiškų rūpesčių. Šventasis raštas moko mus, kad kiekviena diena yra galimybė gyventi pagal tikėjimą. Paulius ragina, ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo garbei. 1 Korintiečiams 10:31. Pradėkime nuo rytinės praktikos. Prieš pradėdami dieną skirkime laiko trumpai maldai ar švento rašto skaitimui. Psalmininkas sako, anksti rytą šaukiuosi tavęs, nes tavo žodžiais pasitikiu. Psalmė 119:147. Ši praktika gali nustatyti dvasingą toną visai dienai. Dienos metu ieškokite būdų, kaip savo veiksmuose atspindėti Kristaus mokymą. Tai gali būti paprastas gerumas, bendradarbiai, kantrybės pustyje ar sąžiningumas darbe. Jėzus moko, taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus, išlovintų jūsų tėvą danguje. Mato 5:16. Susidurite su iššūkiais ir stresu? Prisiminkite Petro žodžius. Visus savo rūpesčius paveskite jam, nes jis jumis rūpinasi. 1 Petro 5:7. Praktikuokime trumpas maldas ar dvasinius apmąstymus dienos metu, ypač susidūrę su sunkumais. Vakare skirkime laiko refleksijai. Apmąstykime, kur matėme Dievo veikimą savo dienoje, už ką esame dėkingi. Paulius primena, visame džiaukitės, be paliovos melskitės, už viską dėkokite. 1 Tesalonikiečiams 5. Gyvenkite tikėjimu kasdien. Reiškia nuolat stengtis matyti pasaulį per Dievo meilės prizmę ir leisti šiai perspektyvai formuoti mūsų veiksmus ir sprendimus.